Praėjusį kartą pasižvalgėme po vargonų vidų ir susipažinome su pagrindinėmis instrumento mechanizmo dalimis. O dabar pasigrožėkime įspūdingą vargonų išorę. Akimi matoma vargonų dalis, į kurią yra sumontuoti visi instrumento mechanizmai, vadinama tiesiog spinta, kurios puošniausia dalis – vargonų prospektas. Visomis epochomis menininkai stengiasi kuo išskirtiniau ir ypatingiau papuošti šią didingo instrumento dalį. Vargonų prospektas – svarbus bažnyčios ar koncertų salės interjero elementas, tad neretai meninio apipavidalinimo vertė pranoksta net pačio instrumento kainą. Pažintį su šiuo daugiau nei 1000 metų skaičiuojančiu milžinu pratęs vargonininkės profesorė Renata Marcinkutė-Lezior ir Karolina Juodelytė. Šie vargonai, stovintys Švento Kazimiero bažnyčioje, yra Oberlinger vargonai. Stovėjo Vokietijoje, Karlsruhe mieste, liuteronų bažnyčioje. Čia jie yra atitransportuotas instrumentas. Ir suintonuoti vargonus taip, kad jie gražiai skambėtų, yra didžiulis meistriškumas ir menas. Jie buvo intonuojami 6 savaitės po 14-16 valandų per dieną. Vargonų prospekto centre esanti dalis, susidedanti iš klaviatūros, pedalų ir registrų, vadinama griežykla. Abiejose klaviatūros pusėse galima pamatyti daugybę ištraukiamų rankenėlių, traukių, pačių vargonininkų, vadinamų tiesiog registrais. Ranka ištraukus norimo registro traukę, viršuje esanti oro dėžė atidaro sklendę ir leidžia orui patekti į norimo registro vamzdžių eilę. Vargonininkui paspaudus klavišą elektrinių laidų pagalba, oras patenka į vamzdį. Atsiranda garsas, kuris tęsiasi tol, kol klavišas yra atleidžiamas. Štai toks nepaprastas garso kelias. Vargonininkas sėdi prie taip vadinamos griežyklos. Ja sudaro taip vadinamos klaviatūros, mes jais vadiname manualais, taip pat sudaro šie įvairūs mygtukai, vadinamieji registrai, bei žinoma pedalai įeina į šią visą konstrukciją. Kas yra registrai ir kokie jie būna? Čia mes turime maždaug 51 registrą ir jie visi turi savo pavadinimus, tai vadinamieji fleitiniai garsai, tai moteriškoji grupė, nes yra švelnus. Kita grupė, vadinamoji galbūt vyriškoji grupė, šiek tiek yra stipresni registrai, tai vadinamieji principalai. Dar viena vargonų grupė tai yra liežuvėliniai registrai. Jie dažniausiai imituoja tam tikrą instrumentą, kurį galbūt mes žinome ir iš orkestro muzikos. Pavyzdžiui, tai galėtų būti obojus. Tai būtų švelnus liežuvėlis, o jeigu norėtume stipresnio liežuvėlio, tai galėtume imituoti trimito skambesį, tai vadinamoji trompeta. Dar viena vargonų registro grupė vadinasi mikstūra. Vienu metu, paspaudus tik vieną klavišą, skamba kelios vamzdžių eilės. Jį mes naudojame kombinuojant su kitais registrais, tai tarkime, sujunkime principalus ir mikstūrą. Būtent šis registras mums sukuria tą tokį galbūt tradicinį vargonų garsą, kaip mes įsivaizduotume didingą vargonų skambesį. Tai būtent mums reikia šio mišraus registro, vadinamo mikstūra. Dar viena tokia ypatinga vargonų registrų šeima, tai būtų alikvotai.
Būtent šiuos registrus mes dažniausiai naudojame vėlgi maišant su kitais registrais, kad išgautume ypatingą vargonų spalvą. Jeigu aš jungsiu taip vadinamą registrą standartinį su 8 pėdom ir alikvotą, gausiu labai gražų skambesį. Tai taip kaip dailininkas tapo ir maišo įvairias spalvas savo piešiniams, taip vargonininkas gali įvairiai maišyti registrus ir taip sukurti specifinės garso spalvas. Vargonai dažniausiai turi 2-4 rankinės klaviatūras, dar kitaip vadinamas manualais, ir 1 kojinę klaviatūrą, pedalus. Tikrai neapsirikote. Šiuo instrumentu grojama ir rankomis, ir kojomis. Mes grojame ne tik rankomis, bet ir kojomis. Ir turime visą pedalų padalą su visais klavišais, mes jais galime groti lygiai taip pat kaip ir rankomis. Matome čia įvairius mygtukus, jie yra tiesiog pagalba vargonininkui, kaip greičiau perjungti registrus, kuriuos galima ir rankiniu būdu įjungti. Vargonai dar turi tam tikras vadinamas kopuliacijas, kaip sankabas, galbūt galėtume taip lietuviškai pasakyti. Sankaba reiškia, kad jis sujungia kažką. Tai mes galime, tarkime, 2 manualo registrus sujungti su 1 manualo registrais. Įjungiu gana tradicinį balsą, o 2 manuale įjungiu kokį nors labai aukštą registrą, tarkime, fleita 2 pėdų, jinai skamba 2 oktavom aukščiau. Ir paspaudus šią kopuliaciją, šis registras užsidės ant 1. Ir mes girdime tokį aukštą obertoną, kuris duoda tam tikrą spalvą. Kodėl grojant vargonai sakoma palydėti klavišą pirštu? Labai svarbu, kada paspaudžiam garsą, bet nemažiau svarbu, kada mes jį atleidžiam, nes jisai netyla. Ir jo santykis su sekančiu garsu priklauso tik tai nuo to, kada prieš tai paspaudęs pirštas jį atkels ir kokiu būdu. Ar aš jį švelniai atkelsiu, jisai tarsi turės tokį nutylimą. Ar aš jį labai staigiai atkelsiu, jisai baigsis labai greitai. Labai svarbu palydėti pirštu garsą. Repeticijų ir koncertų metu vargonininkai sėdi nugarą į žiūrovus. Tam, kad galėtų matyti dirigentą ar kitus atlikėjus, griežykloje yra pritaisytas mažas veidrodėlis. Į jį pažvelgus, vargonuojantis puikiai mato visus už jų nugaros esančios scenos kolegas. Grojant šiuo instrumentu taip pat reikalinga speciali avalynė. Ją gamina didelę patirtį turinti siuvėjai. Batai turi būti ne per slidus, tačiau ir neprilimpantis. Taip pat turi turėti klavišo aukštį atitinkantį kulniuką. Vargonininkai dažniausiai siuvasi specialiai batus būtent groti šiuo instrumentu. Kas yra svarbu vargonininkų batams, kad jų padas negali būti su grubulėtu paviršiumi, jis turėtų būti odinis, gan slidus, bet ne per slidus. Mano nuomonė patogiausia yra groti su 3 cm kulniuku, nes tada reikia mažiau dirbti ir mažiau atlenkti pačią pėdą, kai mes grojame kulnu. Ir jie tiesiog turi būti gerai apspausti kojos, turi būti minkšti, kad mes galėtume jausti patį klavišą. Vėlyvą vakarą eidami senamiesčio gatvėmis žvilgtelėkite, ar aukštuose bažnyčios skliautuose nedega maža lempelė. Iš tiesų, vargonininkams patinka groti naktį. Kai miestas nutyla, vargonininkai sėdasi prie šio didingo instrumento ir pirštais liesdami klaviatūrą, jausdami kiekvieną jo įkvėpimą ir atodūsį girdi, kaip plačiais bažnyčios skliautais skrieja kilnaus instrumento aidas ir išnyksta šimtmečių sienų tyloje.